XIX amžiaus pirmoje pusėje statyta Pauslajo dvaro sodyba priklausė iš Lenkijos kilusiems bajorams Rosochockiams į Lietuvą atkeliavusiems XV amžiuje. Rosochockių giminės atstovai Lietuvoje XVII-XVIII amžiuje užėmė svarbius valstybinius postus. Jie buvo ir Trakų tijūnai, ir iždo raštininkai. Apie 1832-38 metus Pauslajo dvaro sodybos gyvenamasis namas tikriausiai dar buvo medinis, nes naujai pastatyti XIX amžiaus 20 amžiaus sandūroje. 1904 metais už skolas dvaras buvo užstatytas Vilniaus žemės bankui. Lietuvos nepriklausomybės metais Pauslai Rosochockiai praskolino ir dvaras buvo parduotas iš varžytinių. Naujieji savininkai Lapeliai dvarą valdė iki 1940 metų. Šį kartą artėjo prie Pauslajo dvaro likučių. Pabandysiu pašmirinėti iš arčiau. O kiek čia paukščiukų rinkeliukas. Labai jau žemai katinams nesudėtingai pasiekiamas. Trobesiukas greta. Labai jau senas. Pirmą kartą buvau atvykęs čia vasaros metu. Tai buvo labai jau sudėtinga, tad nusprendžiau atidėti rudeniui. Štai bandau antru dubliu, taip sakant, pasivaikščiot. Sienos akmeninės iki pusės, o šita dalis jau plytinė. Čia kadaise turėjo būti gana įspūdinga, nes ši iš pažiūros miškinga vieta, kurioje esti dvaro likučiai, yra vidury laukų. Plytos mėtos ant žemės. Šviestuvas dar likęs. Kaip visada, batelės.
upelis. Labai gaila, kad štai tokių sodybėlių, kurios yra visiškai apleistos, daugėja visoje Lietuvoje. Net ištisi kaimai jau kasmet yra išbraukiama dešimtys kaimų, kurie yra nebegyvenami. Kažkada čia žmonės gyveno, turėjo savo vargus ir džiaugsmus. Dabar liko tik tai begriūvantis trobesėlis ir senas sodukas šalia dvaro.